Sveiki, su jumis pokermokykla.com ir Old Midnight. Ir šiandien tai bus naujas teorinis video, kurio tema reliatyvus rankų stiprumas. Tai išties labai svarbi tema ir ją sėkmingai įsisavinus tikrai galima labai stipriai pakelti savo žaidimo lygį. Apie ką visą tai tiesiog trumpai apibendrinus, pokeryje egzistuoja nemažai situacijų, kur mes turime sąlyginai stiprią ranką. Pagal jos rankingą paprasčiausiai tiesiog turime setą, ar turime flush, ar turime kartais full house'ą ir esame pernelyg stipriai prisirišę prie šios rankos ir tiesiog pradedame mąstyti automatiškai, kad jeigu mes turime tiesiog flush'ą ar full house'ą ar setą, tai mes tiesiog žaidžiame iki galo, nes tai yra ta ranka, kurios mes laukiame ilgai ir kai sulaukiame, tai žaidžiame iš visko. Bet čia yra klaidingas mąstymas ir čia labai daug didelių klaidų įvyksta, nes tikrai yra nemažai situacijų, kur šios visos rankos, tokios kaip kad setai, flush'ai ir full house'ai tampa tik tai viso labo bluff catcheriai ir gali laimėti prieš tik tai blefus. Taip pat šitą temą galima pavadinti taip, kad mes šnekėsim apie dingusius oponentų blefavimo range'us, tai yra apie tas vietas, kur tiesiog mūsų oponentų blefavimo range'ai išnyksta, jų ten tiesiog nėra, nes labai yra sunku natūraliai jų apskritai turėti ar iš kažkur juos ištraukti. Ir taipogi mes šnekėsime apie hero foldinimą, nes analogiškai, kai oponentų blefavimo range'ai išnyksta, tai mūsų kaip ir automatinis prisitaikymas būtų tai, kad mes turėtume labai pradėti hero foldinti, ypatingai net ir stiprias labai rankas. Tai čia aš esu parengęs šiek tiek pavyzdžių ir tikrai juose matysime, kad vietomis mes tiesiog galime foldinti ir visiškai monsterinius handus. Taigi pirmoji situacija ir tai bus ta situacija, kai tai yra free bet potas ir dažniausiai mes sibetiname flopą ir po to sibetiname turną ir gauname tiesiog didelį reizą, kas dažniausiai pagal stekus yra all-inas. Tai tiesiog, kad būtų aiškiau, galime peržvelgti šitą pavyzdį, kurį aš esu paruošęs. Taigi situacija yra tiksliai tokia, kad tai yra six maxas, UTG-MP cutoffas ir bottomas foldina ir small blindas. Visuose šituose pavyzdžiuose dar paminėsiu, mūsų oponentas yra daugiau mažiau reguliaraus žaidėjo tipo. Tai yra, kad mes turime žinot, kad jisai daugiau mažiau yra kažkoks tai žaidėjas, kuris kažkiek masto, tai yra kažkokius daryti tokius super hero foldus ar išimtis prieš visiškas žuvis, kurios tiesiog gali daryti bet ką, bet kokioje situacijoje yra šiek tiek sudėtingiau, bet jeigu mes žaidžiame prieš daugiau mažiau tradicinius žaidėjus, kurie per daug nenukrypsta nuo standarto, tai šitie modeliai bus labai tikslus. Taigi small blindas daugiau mažiau reguliaraus žaidėjo tipo atidaro 3 big blindus, mes abu žaidžiame 100 big blindų stekus ir mes nusprendžiame iš big blindo freebetinti su 6-2 suited iki 9 big blindų. Čia galima diskutuoti, tiesiog jeigu mes renkamės iš big blindo freebetinti prieš small blindą polarizuotą strategiją ir norime freebetinti tik tai labai stiprus arba labai silpnus tokius beveik handus, kurie nebegali kolinti 3x, tai 6-2 suited būtų vienas iš tų pasirinkimų. Jeigu jums labai netinka šitas pavyzdys, jūs galite tiesiog pakeisti ir įsivaizduoti, kad mes freebetinom su tuzų karaliu, nes tai šitam pavyzdį bus labai panašu, bet, sakykime, eikime su šiuo pavyzdžiu, kad tiesiog buvo freebetintas su 6-2 suited ir oponentas call. Taigi bankė 18 big blindų ir gauname mes mūsų handui tikrai neblogą flopą, tai yra tūzas 6-2 rainbow, turime 2 apatinės poras ir oponentas čekina ir mes įsibetiname pusę banko. Dabar realiai šito viso video esmė ir prasmė nėra, sakykime,
Tai kokius sizingus aš čia panaudojau visuose pavyzdžiuose, tai yra dėl to galima diskutuoti, kokie sizingai galėtų būti, bet manau, kad tai yra pakankamai dažnai sutinkami žaidime sizingai ir pakankamai plačiai naudojami ir nemanau, kad jie yra kažkiek labai stipriai nelogiški, prie kurių galima būtų labai stipriai kabintis, taigi, bet šiaip ar taip, tai nėra patys tie sizingai tikslus esmė šito video. Taigi mes betiname pusę banko ir mūsų oponentas čia kolina. Bankė yra dabar 36 big blindai ir mes einame iki turno. Dar matome, abiem žaidėjim likę po 82 big blindus. Ir turnas verčiasi 8 vynų, tai yra bordas yra visiškai rainbow. Neegzistuoja jokia flush draw ir oponentas čekina ir mes vis dar manome, kad aišku mes esame stipriai prieki su tokiu handu ir galime labai šauniai value betinti ir nusprendžiam betinti šiek tiek daugiau negu pusę poto, tai yra 20 big blindų, kad pasiliktume tiesiog labai gerą sizingą riverį iššovinti, bet čia mūsų stabdo oponentas ir čia kreizina iki 82 big blindų. Taigi čia ir prasideda visas įdomumas. Tai yra dažniausiai žaidime, kai mes turime nedaug laiko, tai, sakykime, time bankas gali būti 30 sekundžių, galime mes jo net mažiau turėti. Tai yra klausimas, kokios mintis mums pirmą šaus į galvą. Tai yra šis handas, aš jį praktiškai identišką handą esu sužaidęs ir padaręs labai didelę masyvę klaidą. Dėl to čia yra vienas iš pavyzdžių, nes aš po to iškart supratau, kad aš padariau super didelę klaidą, bet dabar paaiškinsiu, kaip jos išvengti. Taigi irgi aš būtent turėjau identišką 6-2 suited šitoj situacijoje. Ir kokios mintis buvo mano galvoje, kai aš gavau tą reizą, tai pagrindė taip. Aha, aš turiu turbūt vienus geriausių blokerių, tai yra blokuoju tiek tai 6, tiek 2 setą. Tai yra, gali būti tik tai po vieną kombinaciją šitų. Tada, na, 3 seto kaip ir nebėra. Tai yra, ta prasme, tūzai neturėtų taip žaisti prieš flopą. Tai ir dar aš galvoju apie tai, kad, na, realiai tai yra vienas stipriausių handų, kokius aš čia galiu turėti. Na, neskaitant tūzų seto, tai realiai 6-2 suited tai yra visiškas mano range'o viršus ir iš realiai visos GTO perspektyvos, kaip mes galime foldinti, kai mes turime tokią stiprią ranką. Tai yra, mes esam visiškai savo range'o viršuje. Visa problema yra tai, kad taip mąstyti yra klaidinga tada, kai mūsų oponento blefavimo range'as yra absoliučiai išnykęs ir dingęs. Ir jeigu mes dabar truputėlį labiau įsigilintume, ką gali turėti čia mūsų oponentas, tai mes pamatytume, kad tai yra absoliučiai labai tragiška vieta kolinti šitoje vietoje. Tai yra net ir tai, kad paprasčiausiai mūsų oponentas gali čia turėti viso labo tik tai, sakykime, vieną kombinaciją 6, vieną kombinaciją 2, bet kita vertus vis tiek tai yra 2 kombinacijos. Tada, sakykime, 8, tai greičiausiai žaistų grinai tiesiog taip, kaip ir sužaidė, tai yra prieš flopą greičiausiai tiesiog kolintų fribetą, ant flopo manau, kad 8 tai vis dar nenorėtų numesti, tai tiesiog irgi čia kolintų ir dabar, na, ant turno jau tai būtų 3 kombinacijų setas, tai realiai ką aš dar mačiau šitoje situacijoje, tai kad kodėl oponentas turėtų reizinti realiai, jeigu jisai turi setą ir jis nenori leisti mums bluffot, bet iš tikrųjų tai labai viskas yra logiška, jis tiesiog nenori, kad mes ant riverio checkbackintume su tokiu handu, kaip kad ace jackas arba tūzas dama ir nori dabar sudėti visus pinigus, taigi realiai value handai pas jį visiškai logiškai čia sustoja, tai yra jis gali turėti, manau, 5 kombinacijas setų. Taipogi, aš manau, kad jis taip gali žaisti tūzą 8 suited, tai yra 2 kombinacijos, ir taipogi jis taip gali žaisti tūzą 6 ir tūzą 2 suited. Realiai visos šitos kombinacijos beatina mūsų 6-2 suited, ir problema yra tai, kad tiesiog neegzistuoja, sunku yra tiesiog surasti bet kokį handą, kurį mes galėtume beatinti. Na, realiai problema yra tai, kad jeigu jis čia turi tūzą damą, tūzą jack arba tūzą 10, joks normalus reguliarus žaidėjas čia tiesiog niekada čia tiesiog nereizins all in. Tiesiog visada kolins šitą vietą. Ir ypatingai jeigu jis turi
silpnesnius tūzus. Ir problema yra tai, kad čia tiesiog neįmanoma surasti kažkokių tai logiškų blefų. Na, tai yra super reta, kad žaidėjas turėtų tokį handą, kaip kad aš, nežinau, 7 čia arba 7-6 siūtėt ar kažką tokio ir jisai nuspręstų, kad jam čia reiktų čia crazinti all-in. Tai tiesiog nevyksta tokiose situacijose. Taigi, kaip matome, mes turime labai stiprią ranką, čia turime 2 poras, galime sakyti, kad tai yra free bet potas ir mes turime 2 poras ir blindas prieš blindą, kur yra agresyvi dinamika. Bet kita vertus, tiesiog mes turime užduoti klausimus, 2, kai čia mūsų šita situacija yra ta, kad mes norime bluff catchinti. Tai klausimas yra 2 klausimai pagrindiniai. Pirmas, tai yra, ar mes dominuojame kažkiek jo value range. Tai yra praktiškai ne, tai yra mes nebitinam jokio hando, su kuriuo jis čia galėtų for value realiai reisinti. Kaip aš ir minėjau, nes tokie handai kaip kad tūzas dama, tūzas džekas tiesiog niekada taip ten nedaro. Ir antras klausimas yra, jeigu mes nebitinam jokio jo value range, tai taip išeina, kad mūsų handas yra visiškai aiškus bluff catcheris. Ir tada turime galvoti, ar yra pakankamai blefų jo range. Ir tiesiog aš negaliu ant tokio bordo surasti jokių logiškų, natūralių blefų. Tai ypatingai pasireiškia tokiuose borduose, kur yra 4 kortos rainbow, tai yra nėra jokių flush draw, nėra jokių konkrečių straight draw, su kuriais jis galėtų taip sugalvoti. Na, vienintelis handas, kurį mes čia galėtume pabandyti žiūrėti kaip blefą, tai būtų galbūt 5-4 suited, bet manau, kad šitas handas tiesiog neturėtų callinti prieš flop free beto ir jisai dar turėtų padaryti 2 veiksmus, kuriuos irgi sunku padaryti, tai yra jis turėtų visų pirma floatinti out of position su gačiotu paprastu ir tada jis dar turėtų sumastyti pagavęs šitą double belly bustą ir tiesiog sušakti. Kas, manau, realybėje aukštesniuose limituose būtų puikus pasirinkimas kaip blefui, bet realiai tai tiesiog nevyksta vien tik dėl to, kad prieš flopą jau šitas handas greičiausiai būtų nusimetęs. Taigi aš manau, kad šitoje situacijoje mes turime labai aiškų foldą. Nėra daug kombinacijų, kurias jis gali turėti čia kaip for value, bet tiesiog vis tiek jų yra kažkur tais, daugiau mažiau apie 10, manyčiau. Ir tiesiog visiškai neegzistuoja blefavimo ranges čia, dėl to mes darome hero foldą. Ir tai yra viena iš tų pirmų spotų, kur aš norėjau pademonstruoti, kur oponentų blefavimo range tiesiog išnyksta. Eikime toliau ir tai bus antra mano paruošta situacija. Jinai iš tikrųjų bus labai panaši, tiesiog šiek tiek skirsis. Šį kartą mes būsime out of position, bet realiai jinai bus panaši tuo, kad linija bus ta pati, tai yra vėl tai bus free bet potas ir mes sibetinsim flopą, gausim callą, tada sibetinsim turną ir gausime tą patį all-iną ir vėlgi tai turės būti daugiau mažiau hero foldas. Taigi, žvelgime į šią situaciją, tai UTG ir MP foldina ir cutoffas vėlgi reguliaraus žaidėjo tipo. Su 100 big blindų steko atidaro 3 big blindus, batonas foldina, mes iš small blindo freebetiname su tūzų karalium offsuit iki 10 big blindų ir oponentas call. Taigi bankė 21 big blindas ir flopę mes nusprendžiame čia pasirinkti 1/3 sibeto strategiją, tai yra, kaip ir sakiau prieš tai, šiam video į visus tos sizingus per daug giliai nenukrypsime, bet šiaip ar taip ant tokių bordų, kaip kad Dry Ace XX bordo, manau, kad šitie maži sizingai visada yra geras pasirinkimas ir aukščiausias EV. Taigi, čia nusprendžiame sibetinti 7 big blindus, tai yra 1/3 ir oponentas call. Bankė 35 big blindai, abiem likę žaisti 83 big blindų efektyvų stekai. Ir turnas yra vėlgi Rainbow 8 vynų. Mes nusprendžiame tiesiog toliau betinti 20 big blindų, daugiau negu pusę poto ir vėlgi pasilikti 3 šūvį, nes mes esame čia, kaip sakoma, priekyje prieš daug visokių silpnesnių tūzų, prieš kurios norėtume gauti 3 straightus value. Ir vėlgi analogiška situacija, oponentas nusprendžia jau ant turno raisinti all-in iki 800 big blindų, taigi turime dabar decision.
vėlgi labai panašiai kaip ir prieš tai esančioje situacijoje. Pirmos mintis gali būti tokios, kad mes turime labai stiprią ranką. Tai yra mes freebetume su tūzų karalium ir tai buvo flopas turbūt kokį mes norime gauti. Tai yra mes saugiai jaučiamės ant flopo, turnas vėlgi netrodo kažkaip labai baisiai ir mes jaučiamės, kad esame savo range'o viršuje, kad tai yra vienas iš stipriausių handų, ką mes čia galime turėti daugiau mažiau ir kad mes tikrai nesiruošiame, mūsų protas yra pasiruošęs tam, kad psichologiškai mes nusiteikę šitą banką laimėti, kad tai yra mūsų tas spotas, kur mums turi sumokėti, o ne kur mes ten kažkaip bluffcashinam. Kita vertus, kai mes gauname šitą reizą, tai iš tikrųjų mūsų handas tampa tik tai totalus bluffcatcheris. Dėl tos priežasties, kad vėlgi visiškai neegzistuoja šitoj vietoj natūralūs blefai. Tai yra, kaip matome, jeigu jisai turi kažkokį silpnesnį tūzą, tai yra super natūralu tiesiog kolinti vėlgi. Tai yra, jūs nepamatysit iš reguliarių žaidėjų, čia tiesiog niekada permušimo su tūzų dama, tūzų džeku, tūzų 10 ar ten kažkokiais handais. Taigi aš irgi esu padaręs va tokiame handė irgi analogišką klaidą, tai yra tiesiog pakolinęs labai panašioje situacijoje su panašiu handu. Ir galiu pasakoti, koks buvo mąstymas ir koks mąstymas vedė į šitą klaidą. Tai yra tai, kad viena iš minčių buvo ta, aišku, kaip ir praeitam handė aš šnekėjau, kad mes esame savo range'o viršuje ir jeigu mes esame tame Game Theory Optimal spastuose, tai tiesiog mes galime labai daug situacijų tiesiog mąstyti, kad, jeigu mes turime savo vieną iš stipresnių handų, kokius galime turėti tam tikroje situacijoje, tai mes negalime foldinti. Bet tiesiog, sakau, egzistuoja nemažai situacijų, kur mes galime daryti puikius eksploatatyvius foldus ir taip labai labai stipriai pakelti savo įvį. Taigi, kaip ir šitoje situacijoje, tai vienas iš tų mąstymo mano buvo minčių, kad tai mes esame savo range'o viršuje, o kitas dalykas buvo tai, kad aš pagalvojau apie savo oponentą ir mąsčiau taip, kad o kodėl jisai turėtų bet kokį stiprų monstrinį handą čia norėti reizinti, nes, ta prasme, mūsų oponentas yra pozicijoje ir įsivaizdavau taip, kad, jeigu jis čia turi 6, 2, 8, arba tūzą 6, tūzą 8 siūtė, tūzą 2 siūtė. Ta prasme, tai nėra jokios prasmės atrodo čia reizint, nes šitiem handam visiškai nereikia jokio protection praktiškai. Tai yra, visi šitie handai nebijo praktiškai jokių riverio kortų, tai yra, ten yra minimaliai nedaug tų riverio kortų, kur būtų nesmagu, aišku, nesinorėtų ten kokiam tūzų 6, kad atsivertų 8 ir ar tūzui 2 6 ir kad nebūtų counterfitintos jo 2 poras, bet visa kita tai tiesiog, nėra baisu, taigi nereikia jokio protectiono, tai aš galvojau, kodėl turėtų reizint reguliarus žaidėjas, juk jisai, jeigu turi setą, tai jisai, ta prasme, jis tikrai toliau kolins, nes jisai yra pozicijoje, jisai gali labai ramiai visą steką sudėti ant riverio ir jis palieka mums šansą, ta prasme, blefuoti. Ir jeigu mes kartais nusprendėme tiesiog pasirinkti tokį handą, kaip kad King Queen ar Queen Jack, kad mes nuspręsim tiesiog čia triple barreling dėl kažkokių priežasčių ar dėl to, kad mes tiesiog manom, kad tai yra gerai, ar šiaip esam užtiltinę, tai tiesiog aš maniau, kad visi monstrai tiesiog ramiai čia turėtų kolinti ir tai buvo pagrindinė turbūt priežastis, kodėl aš tokioje vietoje paspaudžiau call, nes paprasčiausiai galvojau, kad nelogiška, kad jisai čia turi value handus, bet tai tiesiog buvo mažesnis limitas, ar tai buvo 0,50 ar 0,25, bet esmė buvo ta, kad paprasčiausiai žaidėjas, oponentas, jisai nemąstė taip. Yra labai didelė klaida mąstyti taip, kad mūsų oponentai galvoja tokiu pačiu principu kaip ir mes, ir jeigu tas principas nesutampa su mūsų, tai tada mes galime daryti tokias prielaidas. Mano oponentas šitoje vietoje tiesiog paprasčiausiai parodė 6 setą ir aš turėjau labai konkrečiai 0 equity ant turno ir aš ir galvojau, bet tai kodėl jisai turėtų reizint turną, juk jis gali ramiausiai korti, o jis tiesiog paprasčiausiai forgailus pareizų tą turną ir jis tiesiog, aš manau, net nepagalvojo, net nežinojo, kad realiai bendrai apie mus yra optimaliau tik tai kolint turną ir jisai vis tiek iš tą tūzą karalių būtų gavęs tą patį value ant riverio, taigi
ir kodėl. Aš noriu pasakyti, kad realiai raising su tokiu handu, esant tokių regų, yra dažniausiai blogai, nes įsivaizduokit, kad mes šitoj vietoj padarom tą hero foldą, tai jisai praranda masyvų EV. Tai yra, nes jeigu mes sugebam tokioj vietoj padaryti super eksploatatyvų foldą, dėl to, kad mes žinome, kad vėlgi oponento blefavimo range yra visiškai išnykę, tai tiesiog mes galime labai pakelti savo EV. Taigi pirmas ir antras spotas labai, kaip matote, labai panašios situacijos. Realiai galiu pasakyti dar tai, kad, kas jeigu turnas yra ne ketvirta rainbow korta, bet tiesiog, tarkim, atsiverčia 8 būgnų ar širdžių arba klubų, tai iš esmės tai labai stipriai nieko nekeičia, vis dar mes galėtume daryti tos pačius foldus, nes, aišku, kažkiek tai tada įmanoma, kad, žaidėjas turi nuo flush draw ir gali nuspręsti su juo, paversti ją į blefą, kas dažniausiai irgi nevyks, tokioje situacijoje, jeigu turnas yra 8 diamonds, tai ir mūsų oponentas floatino su karalių dama arba karalių džeku diamonds, tai aš manau, kad jis tiesiog labai ramiai toliau kolintų turną ir tokiu keliu žaistų. Taigi aš manau, kad netgi šiek tiek pakoregavus šitą bordą, aš manau, kad vis tiek galime prieiti prie visiškai tokių pačių išvadų ir galime būtų net ketvirtos rainbow kortos čia folding tuzą karalių. Gerai, eisime toliau prie trečio pavyzdžio. Taigi mūsų trečia situacija yra labai analogiškas bordas į pirmą ir į antrą. Taigi situacija yra tokia pati kaip pirmoji. Kaip pirmam mūsų pavyzdį, tai yra UTG, MP, cutoffas ir bottomas foldina ir small blindas atsidaro 3x ir mes vėlgi freebetinam su 6-2 suited iki 9 big blind, oponentas call ir flopas vėlgi taip pat check call mūsų oponentas sužaidžia ir dabar kas yra kitaip šitoj situacijoj, tai mes betiname turną ir vietoj to, kad gautume all-in, oponentas tiesiog check callina. Taigi mes vis dar jaučiamės labai gerai ir tiesiog ant daugumos kortų realiai esame pasiruošę padėti ant riverio tą paskutinį 62 blindų betą ir gauti value iš nemažai ace-x kombinacijų. Bet čia pašnekėsime apie vieną labai stipriai dažnai underblefuotų linijų, tai yra kai mūsų oponentas žaidžia check call ir tada nusprendžia ant riverio donkinti. Taigi riveris jackas ir mūsų oponentas nusprendžia pats betinti mus ir šovina 62 big blindus. Taigi ką daro hero? Taigi vėlgi ta situacija, kur atrodo turime dvi poras ir realiai aš netgi galėčiau pakeisti šitam situacijoje mūsų handą į dar net gerokai stipresnį ir įsivaizduokime, kad mes čia turime net ne 6-2, o galbūt net tūzą 2, tai yra dar gerokai stipresnė ranka, galbūt net tūzą 6 ir nuo tūzo 6 visą tai prasideda labiau close, bet daugiau mažiau mes čia galime prieš tokią liniją foldinti labai stiprias rankas. Realiai pagalvokime apie tai, ką daro mūsų oponentas čia, ką jis gali turėti. Visų pirma, pirmas mano įspūdis dabar pažiūrėjus į šitą handą, tai yra tas, kad, tai yra turbūt, nežinau, 80-90%, kad žaidėjas tiesiog turi ace jacką, arba geriau kartais, bet tiesiog yra super logiška, kad taip galėtų žaisti ace jackas, kodėl, nes tiesiog jisai check callina flopą, check callina turną ir tiesiog atsivertus šitai kortai jisai nenori, kad tūzas karalius arba tūzas dama arba kažkokie tai tokie handai, tūzas 10 iš mūsų pusės, kad nenori, kad jie check backintų, tai jis tiesiog pats nusprendžia betinti ir realiai suteikia mums šitoj vietoj vėlgi tą tokį spotą, kur mes galime exploitinti tą tokią check call ir tada bet liniją dėl to, kad jinai tiesiog visiškai neturi blef.
Tai yra, realiai pagalvokime, ar apskritai egzistuoja kažkokie tai įmanomi blefai šitoje vietoje pas mūsų oponentą. Tai yra ir įmanoma, kad žaidėjas, pavyzdžiui, turėtų ten, tokį hendą kaip kad tūza 5 ir nuspręstų čia kolint ir tada tiesiog ant tokios kortos stumtą linant, tiesiog tai niekada nevyksta, nebent mūsų oponentas žaidžia statsais 95, 68 ir yra visiškai girtas ir taip toliau. Galbūt toks oponentas taip galėtų sužaisti, bet koks normalus tikrai ne. Ar dar mes galime surasti kažkokių logiškų blefų, vidurinės poros tiesiog irgi niekada taip nedaro. Taigi, tiesiog visiškai tuščias blefavimo range'as ir tiesiog mes matome, kad šio oponentas turi tik tai value handus, tai dabar vėlgi užduodam tuos pagrindinius 2 klausimus, kai esame bluff catcherio padėty, tai yra, ar mes dominuojame oponento value range'ą. Ir atsakymas yra tikrai ne, nes jisai tiesiog, jisai čia gali turėti pagrindę iš jacką, galbūt tiesiog setą taip žaidė ir dabar nusprendė nereizint turno, bet tiesiog pats donkint riverį. Ką jis gali čia turėti silpniausiai iš 2 porų, galbūt jis čia gali taip vis dar sužaisti su tūzo 8 siūtėt, galbūt tūzo 6 siūtėt. Taigi matome, kad net toks handas kaip kad tūzas 6 siūtėt, jisai čia būtų tik tai visiškas bluff catcheris, nes realiai jisai čia bitintų tik tai tūzo 2 siūtėt, bet šitas handas irgi taip greičiausiai nežaistų. Arba jeigu ir žaistų, tai to kaip ir negana, kad galėtume kolins, tai realiai, kaip matote, yra tokia situacija, kur mes galime visiškai hero foldint ir realiai net tūzas 8 čia nesijaučia puikiai, bet su tūzo 8 mes galbūt turėtume čia tough spotą, nes vis dėlto galvotume, kad vis tiek egzistuoja ta galimybė, kad jisai čia gali taip sužaisti su tūzu 6, tūzu 2 siūtėt ir gali value bedinti. Bet dažniausiai tai tiesiog čia bus ace jackas plus ir galbūt tas pats tūzas 8 siūtėt kartais. Taigi patys suprantate, kai neegzistuoja joks blefavimo range'as, o oponento range'as yra tiesiog labai labai ekskliuzyviai, maždaug daugiau mažiau tūzas jackas plus, tai mes tiesiog viską foldinam, kas nėra realiai jackas. Arba ten, nežinau, galim galvoti apie kažkokį callą, galbūt su tūzo 8 siūtėt. Visi tokie handai kaip kad silpnesni, tai jie yra tiesiog bluff catcheriai ir tas mąstymas vėlgi tokia situacija, kad jeigu aš jau žaidžiu free bet pot ir pagavau 2 poras, tai aš to tiesiog nebefoldinu, tai čia yra, aš manau, mano manymu, neteisingas mąstymas ir šitoj vietoj mes tiesiog realiai iš tų 62 big blindų, į kurios mus šavina riveryje, tai tiesiog aš realiai ir manau, kad jeigu mes čia kolintume su 6-2 siūtė, tai galime labai tikėtis visus tos 62 ir pralošti. Iš tos perspektyvos, kad, įsivaizduokime, yra tokių situacijų, kur mes nežinome, ar mūsų kolas yra geras ar blogas, bet, vis tiek egzistuoja kažkokios situacijos, kur, oponentas kartais gali blefuoti, kartais kažką gali peržaisti, bet, čia yra tas spotas, kur aš tiesiog manau, kad jeigu mes kolinam ant riverio šitos 62 big blindus, tai mes tiesiog labai 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 konkrečiai deginame savo šitos 60, tiesiog įmetam visą šitą 62 big blindų steką į ugnį ir iš jo mums tikrai nieks negrįž po šito kolo. Šiaip visi pavyzdžiai yra daugiau mažiau apie low stakes žaidimą. Aš manau, kad kai limitai tampa labai labai aukšti, ten, sakykime, mes kalbėtume apie ten limit 200-500 tūkstantį, tenais oponentai pradeda vieni kitus labai gerai žinoti ir galbūt gali pradėti bet kiekvienoje situacijoje pradėti ieškoti tam tikrų linijų su blefais, bet manau, kad bet kokiam paprastam, tokiam low stakes žaidime, tai tiesiog tokią vietą turėtume exploitinti foldindami. Dabar reikime prie sekančios situacijos. Ir joje tai bus nebe free bet potas, šiek tiek kitokia situacija. Taigi, UTGMP foldina, cutoffas reguliaraus žaidėjo tipo atidaro 2,5x, 100 big stekas ir mes iš buttono
irgi 100 big blindų stekas, nusprendžiame kolinti su 5-4 suited. Čia dabar nediskutuosim, ar tai geriau flibetinti ar kolinti, nusprendėme šį kartą kolinti. Ir blindai foldina, bankė 6,5 big blindo, flopas, džekas 6-2, 2 širdis. Ir oponentas įsibetina 4 big blindus, mes nusprendžiame reizinti jos įbetą iki 12 big blindų. Vėlgi, per daug nenukrypsime į tai, ar čia geriau kolinti ar reizinti. Aš manau, kad realiai teorijoje ir iš visų solverių tai daugiau mažiau turbūt bus miksuota strategija, tai kartais kolinsim, kartais reizinsim, galime rasti priežasčių ir vienam ir kitam sprendimui, bet nuspręskime, sakykime, kad šitoje situacijoje nusprendėme reizinti, nes turime ir flush draw ir turime dar gačiotą trejetui, mūsų oponentas calls ir bankė 30,5 big blindų, abiem žaidėjim likę žaisti 84,5 big blindų. Ir turnas atsiverčia 8 space, taigi mes dar šiek tiek daugiau pagauname equity, tai yra mums dabar tiktų dar ir 7. Ir oponentas čekina ir mūsų sprendimas vėl buvo pasirinktas tiesiog tęsti agresiją ir tiesiog sprendžiame betinti 25 big blindus ir oponentas vėlgi čia kolina. Nepavyksta mums jo numesti ir bankė 80,5 big blindų ir abiem žaidėjim likę 61,5 big blindų. Ir įvyksta dabar įdomiausia situacija, tai yra riveris kompletina flushą, tai yra atsiverčia trejetas širdžių, bet oponentas nusprendžia pats šipinti 60 big blindus. Ir mes vėlgi esame įdomioje situacijoje, kuri iš tikrųjų nėra tokia jau sudėtinga, kaip gali atrodyti, bet aš manau, kad šitas spotas yra vienas iš tų, kur dauguma pradedančiųjų padarytų klaidą ir tiesiog iškart pakolintų, net per daug negalvodami. Mąstymas būtų, tai aš juk turėjau flush draw, bandžiau pagauti ant flopą, bandžiau pagauti ant turno ir galiausiai aš jį pagavau ir tai dabar jau kolinsim. Bet dabar atkreipkime dėmesį vėl į realiai, ką daro mūsų oponentas ir koks yra iš tikrųjų jo range'as. Tai yra, ką reprezentuoja mūsų oponentas, kai mes reizinam jo realiai įsibetą ir jisai kolina, tai greičiausiai bus iš jau made handų, tai tiesiog bus Jack X, tai galėtų būti 9, tai 10, jeigu jie įsibetino, jie kolina reizą, taipogi damos, karaliai, tūzai ir daugiau mažiau, manau, įvairus aukštesni flush draw. Po turno tiesiog visą tai, manau, range'as labai panašus išlieka. Turnas yra įdomus tuo, kad labai daug jo flush draw vis dar gali kolinti, nes pagauna papildomą equity. Tai yra, pavyzdžiui, pažiūrėkime, dauguma flush draw pagauna dar bent jau straight draw. Tai yra tokie handai, kad 10-9 širdžių, dama 9 širdžių, dama 10 širdžių, 9-7 širdžių. Taipogi tada tokie handai kaip, kad 10-8 širdžių pagauna dar porą, iššaukiam vėl 9-8 širdžių, 7-6 širdžių, 8-6 širdžių, turi netgi 2 poras, gali tiesiog taip žaisti. Ir tada jisai turi visus tos nut flush draw, kurie irgi gali kolinti, jeigu nori. Ir tuomet, nesu tikras, ar nut flush draw čia turi easy callą. Turbūt gali būt, kad ir mes čia jam neleidžiame su tokiu dideliu sizingu ramiai kolinti. Bet sakykime, kad oponentas tiesiog gali čia kolinti ar su king queen širdžiu, jeigu jisai nusprendžia, kad jis taip darys. Taigi, o visi kiti handai tai yra, kaip sakiau, made handai ir dabar ant riverio trejeto, tai yra kompletinasi širdis, jisai nusprendžia švaryti. Tai turbūt galime įsivaizduoti, kad jis taip niekada nedarytų su tokiais handais, kaip kad tūzai, karaliai, damos. Taip pat dar nepaminėjau, kad čia gali turėti ir setus, jeigu nusprendė juos tiesiog slow playing, to nepermušinė. Tai vat, realiai, bet koks made handas, tai yra Jack X, damos, karaliai, tūzai, tenais tūzas, Jackas, King Jackas, netgi, sakykime, ten, jeigu jis turi Jackų setą ar 8 setą,
pamatę šitą riverio širdį tikrai patys nešipins, nes jų situacija tikrai pablogėjo. Tikrai mes ir patys reprezentuojam, kad čia galime turėti nemažai tų flush draw. Taigi, kai oponentas pats šipina, tai jisai labai konkrečiai sako, kad jisai čia tiesiog turi flushą ir jisai nenori, kad mes check backintume. Tai yra, mes, pavyzdžiui, čia galėjom turėti setą patys. Ir mūsų oponentas nenori, kad atsivertus flushui mes tiesiog nusimestume jį. Tiksliau, kad mes nenori, kad mes check backintume setą. Taigi, kuom yra bloga šita linija, kaip matome, kad mes realiai galime labai ramiai numesti čia tokį hendą, kaip 5-4 suited, nes daug išvardinau tų visų flusho kombinacijų, kurios čia tiesiog dabar nusprendžia iš jo pusės betinti ir mes nebitinam nei vienos iš jų. Taigi pralošiam prieš minimum 10 flushų kombinacijų ir dar daugiau. Ir problema vėlgi yra tai, kad mūsų hendas čia yra tik tai absoliutus bluff catcheris ir jisai nebitina jokio value hendo, kuris čia galėtų realiai betinti. Dabar klausimas apie blefus, tiesiog neegzistuoja hendai, kuriuos jis galėtų naudoti kaip blefus, nes tiesiog žmonės, jeigu jie turi, sakykime, čia, nežinau, damas ar karalius, tai, jie tiesiog niekada jų nepaverstų į blefą, tiesiog checkintų ir tikėtųsi, kad bus check ir, nežinau, mes parodytume kažkokį tai random blefą. Taigi, vėlgi, labai lengvas foldas šitoje vietoje prieš daugumą oponentų. Realiai, su kuo jis galėtų teoriškai rasti blefą, įsivaizduokim, žaidėjas turi ace jacką, offsuit su tūzų širdžių, tai galbūt galima pamastyti, kad šitas hendas tokioje situacijoje galėtų būti paverstas dėl savo puikaus blokerio į blefą ir galbūt tai įmanoma aukštesniuose limituose pamatyti tokį dalyką, bet jūs to niekada nepamatysit mažose limituose. Taigi, ir dar kartą, ką noriu paminėti, tai šita linija, kai štai tiesiog yra realiai kolinamas flopas, tada pasyviai kolinamas turnas, bet po to užsidaręs už cam draw yra, kaip šitoj situacijoje, pats žaidėjas be pozicijos skalo all-iną, dažniausiai yra labai konkretus range'as, kur yra tik value handai ir kuris visiškai yra praradęs savo blefavimo range. Einame toliau ir turime 5 pavyzdį ir šitoje vietoje situacija bus dar įspūdingesnė dėl to pačio fakto, kad mes čia nuspręsime foldinti patį full house'ą. Atrodytų crazy, bet tikrai tai ir šioje situacijoje būtų geriausias žaidimas. Taigi, situacija yra tokia, kad UTGMP foldina ir vėlgi cutoffas reguliaraus žaidėjo tipo atidaro 2,5x. Iš šitam hende pavyzdys yra toks, kad mes abu žaidžiame efektyvius 120 big blindų stekus ir mes iš buttono nusprendžiame pakolinti su 5-4 širdžių. Blindai foldina ir bankiai yra 6,5 big blindų. Taigi flopas 5-4-4 rainbow ir mes nusprendžiame pasirinkti slow playinimo taktiką ir tiesiog pakoliname oponento sibetą 4 big blindų. Bankė 14,5 ir abiem žaidėjim likę 113,5. Turnas verčiasi rainbow 10. Oponentas tiesiog toliau nusprendžia betinti daugiau mažiau 2/3 poto ir mes nusprendžiame, kad toliau slow playinsim, galbūt leisime tokiam spote žaidėjus overcardais blefuoti arba jeigu tiesiog jisai turi kažkokį overpairą, tai vis dar tiesiog labai ramiai galėsim pareisinti ant riverio ir tiesiog ant riverio atsiverčia karalius ir mūsų oponentas betina dar kartą 2/3 ir mes nusprendžiame, kad mūsų hendas pakankamai stiprus, kad galėtume reizinti, tai yra čia jis taip gali žaisti tūzus, tūzų karalių, galėjo tiesiog pagauti karalių damą, karalių džekų, kurie blefavo flopą ir turną, vis dar manau, mūsų range'as čia atrodo realiai kaip įvairūs, gali būti pocket pair'ai, tai yra 6-7, tai 8-9, tai ar tiesiog hendas kaip kad 6-5 siūlėt, pavyzdžiui. Tai realiai gali žaidėjas fin value betinti ir tokį hendą kaip kad damas arba džekus čia, nes nepanašu, kad mes čia turėtume karalių hitinti. Ir jisai nusprendžia betinti 2/3.
o mes nusprendžiame value raisinti iki 52 big blindų, bet mūsų visam netikėtumui vietoj to, kad gautume call, oponentas pagalvojęs šipina iki 104 big blindų. Ir dabar mes esame tokiam decision'e, kur vėlgi, manau, dažna klaida būtų ta, kad tiesiog būtų snap pakolinimas, nes mes turime full house'ą, mes jau nuo flopo buvome, kaip sakoma, visiškai euforijai, nes mes pagavome visiškai nacinį savo flopą ir jau tiesiog jau galvojame apie tai, tiesiog kaip čia mums sudėti visą steką prieš mūsų oponentą. Ir tiesiog to laukiame ir dabar, kai visą tai įvyko, tai tiesiog laukiame snap callinti. Visa problema ta, kad mūsų handas šitam spote prieš jo paskutinį reizą yra viso labo, tik tai varganas bluff catcher. Ir vėlgi, realiai visiškai tokiam spote, kur neegzistuoja blefavimo range'as, kur oponentai tiesiog, net negalvoja apie blefavimą, net realiai nelabai turi su kuo tai daryti. Arba, tiesiog jeigu ir turi, tai tikrai nedarytų šitoj vietoj. Tiesiog pažvelkime, su kuo mūsų oponentas gali čia dar permušti mūsų reizą ant riverio. Tai realiai tai labai ekskliuzyviai bus, arba tai bus Kings full, tai yra karalių setas, karalių full house'as, ar tai bus dešimkių full house'as, galbūt tai yra tiesiog penketų full house'as, bet net ir tas handas galbūt tiesiog tik callintų. Šitie handai labai konkretus. Ir viskas, kombinacijų kaip ir nedaug, sakykime, dar quadzai, quadzų negali būti, tai tiesiog gali būti realiai 3 kombinacijos karalių, 3 kombinacijos dešimkių ir, sakykime, dar viena kombinacija penketų. Viso labo 7 kombinacijos galima pagalvoti, tai labai nedaug, tai kita vertus, raskit čia bent vieną blefą, kuris taip galėtų padaryti. Tiesiog, įsivaizduokim, kad mūsų oponentas turi čia tūzų karalių ar tūzus. Jisai niekada gyvenime su tokiu handu, kaip kad tiesiog karalium ar tūzais, jis niekada čia dar nepermuštų, jis tiesiog galvotų, ar čia callint ar foldint. Jeigu jisai turi čia handą, kaip kad blefą, tūzą, džeką, tai ar tokioj linijoj, kur mes patys reprezentuojam absoliučiai super stiprų handą ir jisai gyvenime rastų čia dar permušimą kaip blefą, kuris tikrai negali tikėtis čia jokio fold equity. Tai tiesiog šita vieta yra vėlgi, kur oponentai tiesiog niekada neblefuoja. Bent jau mažesniuose limituose. Taigi mes vėlgi turim full house'ą ir turime čia hero foldą ir tą patį mes galėtume, manau, čia padaryti ir su penketais, tiesiog jeigu turėtume 2 penketus rankose, nes pagrindiniai handai dešimtukai ir karaliai čia tiesiog žaidžia. Ir tiek. Ir turime dar vieną paskutinę paruoštą situaciją, manau. Ir jie atrodo taip, OTG foldina, MP reguliaraus žaidėjo tipo atidaro 2,5x, 100 big blindų stekas, cutoffas buttonas foldina ir mes iš small blindą nusprendžiame freebetinti su tūzų karalium offsuit ir big blindas nusimeta, tiesiog gauname callą iš MP, bankė 19 big blindų, flopas jackas 10-3, čia galima diskutuoti, kas yra geriausia strategija, bet, sakykime, mes nusprendžiame dėti šiek tiek daugiau nei 1/3 su tūzų karalium offsuit. Ir oponentas call, bankė 33 big blindą, abiem žaidėjim likę 84 big blindai. Ir ant turno mes nusprendžiame, kad čia neturime pakankamai fold equity ir kad pagrindinis fold equity realiam flopo buvo tas, kad mes bandėm numesti tokius handus, kaip kad mažesnės poras negu kad dešimkė. Arba galbūt kažkokį, jeigu žaidėjas nusprendė callint labai loose susuited konektoriais mažais. Taigi nusprendėm, kad 10-ko mes tiesiog nebebarelinsim. Turnas praeina check ir riveris pakankamai įdomus, hitiname savo eilę ir nusprendžiame dėti 2/3 ir oponentas mūsų per daug negalvojęs sušauna 84 big blindus ir vėlgi turime tą situaciją, kur kaip ir laukiame, kol hitinsim šitą handą, bet
bet dabar atrodo kaip ir viskas neaišku, na, tai iškart pasakysiu, čia nėra snap callas ir tai yra vėlgi viena iš tų situacijų, kur manau, kad neegzistuojanti yra blefo iš oponento linija, taigi tiesiog peržvelkime, kaip gali atrodyti mūsų oponento range'as ir su kuo jis taip gali daryti. Tai yra pirmas klausimas vėlgi. Ar mes dominuojame mūsų oponento value raising range? Tai yra, na, ką jis čia gali turėti? Manau, kad labai ramiai mūsų oponentas čia gali turėti tiesiog damų full house'ą. Tai yra prieš flopą būtų kaip ir standartiška tiesiog calling free betą versus small blind esant MP. Tikrai tai dažnai atsitiks. Ant tokio bordo irgi damas, manau, kad tiesiog tik callintų ir realiai ant turno irgi yra įmanomas checkbackinimas, taigi taipogi ką dar oponentas gali turėti. Na, jis tiesiog gali turėti, netgi aš manau, kad ir jackų full house, ir dešimkių full house, ir tiesiog šie handai ant turno galbūt tiesiog nusprendė slow playinti. Dar ką jis gali turėti. Na, esmė yra, kad tikrai egzistuoja šitų full house, tai klausimas, ar gali mūsų oponentas raisinti ant riverio blogesnį handą for value? Tai yra, ar gali mūsų oponentas čia, pavyzdžiui, sušauti tokį handą kaip kad tūzas 10 suited. Aš manau, tai tikrai negali, nes jeigu jisai mąstantis yra, tai yra dėl to, kad mes labai aiškiai patys šitoj vietoj reprezentuojam stiprų handą. Tai yra, mūsų range'as pats yra protectintas. Tai yra, kad tikrai yra daug šansų, kad mes, kai čia betinam, tai turim tą patį tūzą karalių. Tai aš manau, kad jisai su tokiu handu kaip kad 10-9 suited arba tūzas 10 suited pasirinktų tik tai call. Ir, na, realiai šitas reizas tiesiog reprezentuoja full house'ą ir mes nesam kepinti. Tai yra realiai, na, aš manau, kad oponentas tikrai tokioje vietoje nebando numetinėti tokio hando kaip kad tūzo karalių. Nes vis tiek freebetoriaus toksai labai natūralus handas turėti range visada būna tūzas karalius ir čia jisai, mes čia labai konkrečiai galim turėti ir tiesiog reprezentuojam, tai tikrai nemanau, kad čia oponentas gali silpnesnė ranka for value, tai yra tokia kaip kad tūzas 10 suited arba 10-9 suited sušauti for value. Manau, tikrai to nedarytų, taigi ir vėlgi čia nėra iš ko paimti blefų. Na, ta prasme, na, kad su kuo jis čia galėtų blefuoti, na, nežinau, oponentas galbūt galėtų čia bandyti daryti kažkokį blokerių blefavimo reizą. Tai yra, pavyzdžiui, turint tokį handą kaip kad Queen Jack suited iš jo pusės, galbūt tai būtų puikus blokerio blefas ar King Jack suited. Visa problema yra tai, kad aukštose limituose, pačiuose aukščiausiuose tai gali vykti, bet manau, kad tik ne no limit ten, pavyzdžiui, 10, 25 ar no limit 50, tai šitoj situacijoje mes galime foldinti labai ramiai tūzą karalių, nes tiesiog nepakankamai handų yra. Tai yra, manau, kad tiesiog tiksliau vėlgi neegzistuoja pakankamas blefavimo range'as, jeigu jis apskritai čia egzistuoja. Ir manau, kad žaidėjas nereizina for value silpnesnių handų negu tūzas karalius. Taigi, tokios buvo pagrindinės situacijos šitoj pamokoj. Ir tiesiog, na, susitiksime kitose pamokose. Tikiuosi buvo šita naudinga pamoka ir informatyvi. Jeigu yra kažkokių klausimų apie tai, tai komentuokime po video. O su jumis buvo pokermokykla.com ir Road Midnight. Iki.